atsitiko taip, kad gavau pasiūlymą, tiesiog tokį gal nelabai aišku tada, paklausinėti šio bei to Alfonso Andriuškevičiaus apie jo gyvenimą, apie kritiką, apie meno pasaulį sovietmečiu. Tai pasirodė kaip įdomi avantūra, aš dar nelabai tuomet turbūt ir suvokiau, į ką būsiu įsivėlusi. Bet po pirmo susitikimo pas Alfonsą Andriuškevičių, gurkšnojant juodą kavą su druska, supratau, kad iš šito mūsų bendravimo negali nesigauti knyga. Jinai tikrai gausis. Todėl, kad Alfonsas Andriuškevičius yra nepaprastai metodiškas žmogus, kaip jūs žinote turbūt visi. Ir jis pasiūlė iš karto knygos struktūrą. Aš su ją sutikau, kadangi tikrai negaliu ginčytis su žmogumi, kuris pats žino, ką nori papasakoti ir kaip nori papasakoti. Jis pasiūlė, kokie turėtų būti priedai, jis pasirūpino visų knygos. Taip, apie klausimus, tai ką norėjau pasakyti, kad aš manau, kad jeigu būtų kalbinę kas nors kitas, o ne aš, tai knyga vis tiek būtų išėjusi labai panaši. Todėl, kad Andriuškevičius tikrai žinojo, ką jis nori papasakoti. Mes buvom nusistatę tokias gairias, apie ką turėtų būti klausimai, į kokią pusę orientuoti, kad nenuslystume kažkur į šoną kiekviename skyriuje. Todėl man buvo iš vienos pusės ir lengva, o iš kitos pusės labai sudėtinga, kadangi aš priklausau visai kitai kartai ir man aktualūs ir įdomus galbūt visai kiti dalykai. Ir nuolat teko būti tokiame vidinėme konflikte, gavus kiekvieną iš tikrųjų labai įdomią atsakymų porciją, tarp noro kažkaip paliesti tas mažosios istorijos detalės, kurios tenai išsakomos, ir tarp poreikio būtinybės būtinai eiti tikslo link tų nustatytų gairių seka. Labas vakaras. Man, kaip sakant, čia garbė, reiškia, nes dalyvau praktiškai Alfonso atsisveikinime su daile, ne su šio pasauliu. Laidotuvės vėl. Ne laidotuvės, jisgi literatas. Dabar jis apie dailę neberašo. Aišku, viskas tai kaip pas Andriuškevičių. Viskas, nes rašytis moka ir kalbėtis moka, improvizuoti, reiškia, puikiausiai. Bet aš įsivaizdavau, kad bus, reiškia, kaip sakant, apie savo vaikystę, apie vidurinę mokyklą, apie tėvus, Pirmąją meilę. Kaip mokėsi, pirmąją meilę, reiškia, bet čia matyt sąmoningas autorių pasirinkimas, kad čia jokių šitų sentimentų nedaryti ir maždaug viskas prasidėjo jo ta jau meninė veikla, tik tai grįžus iš armijos, iš kariuomenės, reiškia, tarybinės ten ir tik tada, reiškia. O mus suvedė kaip sakant, karalius atsitiktinumas, nes irgi turbūt prieš 40 metų tapom Lazdynuose kaimynai. Kokią puskilometris mus skyrė. Kur? 200 metrų. Dabar tau atrodo puskilometris. Tai aš senas produktyvinus. Tai reiškia, ir taip gaudavosi, kad mes susitikinėdavom gan dažnai. Reiškia, pirmiausiai Alfonsas buvo labai stipriai pradėjęs domėtis dailę, reiškia, tada rašė disertaciją apie lietuvių liaudies baldus,
Tai čia jau po rusų kalbos studijų universitete, tai jau priėjimas palaipsnius prie lietuvių liaudės baldų, jau toks etapas, visiškai dėsningas. Bet kas yra, kad labai mes radom bendrų interesų. Tokių pirmiausiai literatūra, reiškia, buvo įdomus pašnekovas, dar šalia tų diskusijų tokių intelektualinių, dar sportas labai mums rūpėjo, reiškia, kur labai Lazdynų greitosios pagalbos, reiškia, šitą ligoninę, tai tada aikštelę pasidarėm badmintonui, reiškia, ir beveik kasdieną lošdavom badmintoną ir paskiau tą aikštelę ten taip įsitvirtino, paskiau atvažiuodavo kuras taksi pasiėmęs, reiškia, visa ten brigada, kokį 4 žmonės ir mes tenais, reiškia, gal kas antrą dieną. Valdą Gurskį dar paminėjo. Taip, Valdas Gurskis, reiškia, ir reiškia, sportuodavom. Ir, paskiau labai įdomu, kad einant laikui, tas sportas paskiau visi po truputį jau senome. Ir paskiau jau tas sportas baigėsi tuo, kad jau paskutinis mūsų sportas buvo tai durniaus lošimas, reiškia, irgi kokią 10 metų. Ir taip aistringai lošdavom iš kapeikų, reiškia, per metus būdavo galima pralošti arba išlošti 100 rublių. Bet per tą laiką, kaip sakant, Alfonsas apgynė disertaciją, ir paskiau ten irgi laimingų atsitiktinumo dėka, ten, taip sakant, pakliuvo dėstyti ten irgi draugų, čia Repšio, Šaltenio pagalba vakarinę dailės mokyklą, nes jis jau buvo, kaip sakant, mokslų kandidatas, tai labai gerai tada skambėjo. Ir dabar į vakarinę dailės mokyklą eina dėstyti mokslų kandidatas. Tai žinot, čia labai garbingai skamba, reiškia. Tai, ir tada jis paėmė ir vakarinius tuos, reiškia, kur tokios jau pagyvenę labiau žmonės, dauguma moterys, ir Alfonsas tenais visą savo oratorinį, reiškia, talentą tenais pradėjo rodyti, bet legenda pasklido, kad čia yra toks dėstytojas, kuris, reiškia, labai nestandartiškai tą meno istoriją, nes jeigu vaikams, tai jie dar galbūt sugalvos stoti į dailės institutą ar ką, o čia, reiškia, jis, kaip sakant, švietimu užsiima, šviečia liaudį ir, kaip sakant, tas mitas, reiškia, augo palaipsniui. Papasakosiu vieną savo atsiminimą, kaip aš pirmą kartą įsiminiau Alfonso Andriuškevičiaus pavardę. Tai buvo maždaug 94 ir 95 metai. Aš buvau toks dar tik beveik baigęs vidurinę mokyklą ir dailės pasaulis man atrodė tobulas ir paslaptingas. Ir atsitiktinai per televizorių aš užtikau kažkokią kultūrinę laidą, kurioje toks ekstravagantiškas vyriškis, ekstravagantišku megztiniu, taip bravūriškai persimetęs šaliką per petį, sarkastiškai šypsodamasis, tarsi juokaudamas, tarsi rimtai pasakojo apie vieną Antano Gudaičio paveikslą. Gal net nepasakojo, o jį taip interpretavo ir analizavo. Tai man buvo pirmas ir labai ryškus
susidūrimas su taip vadinama dailėtyrinė interpretacija ir dar pasiutusi įdomia interpretacija. Todėl laidai pasibaigus aš karštligiškai puoliau po laidos tuose einančiose titruose ieškoti, kasgi buvo tas vyriškis. Bet taip atsitiko, kad nežinau kodėl, bet tarp visų tų pavardžių ryškiausia ir labiausiai tinkanti tam vyriškai man pasirodė Viktoro Snarskio pavardė. O maždaug po pusmečio aš taip nelegaliai buvau įsitrynęs į studentų grupelę, tai buvo pedagoginio universiteto studentų grupelė, berods tai buvo Katalino kursas Antano, Katalinas jiems dėstė estetiką ir vietoj paskaitos Katalinas vedėsi jos į kultūros ir filosofijos institutą, į kažkokią diskusiją ar seminarą apie dailę, apie dailės realijas, kurį tą diskusiją moderavo ir netgi akumuliavo gerbiamas Alfonsas. Atsimenu, kad mes ten nieko nesupratome, bet buvo labai įdomu. O per pertrauką, stoviniuojant koridoriuje prie lango, mums tiems jaunuoliams persigandusiems priėjo Katalinas ir sako, na kaip jums, Andriuškevičius, neblogai moderuoja, a? O aš taip, nežinau, kas man užėjo, puoliau Katalinui aiškinti, kad joks čia ne Andriuškevičius, čia yra Viktoras Snarskis, kurį aš mačiau televizoriuje. Tai aš neatsimenu, ką tada atsakė Katalinas, ar jis nieko neatsakė, nes jis buvo pritrenktas, man atrodo. Bet būtent šio nesusipratimo dėka man giliai įstrigo Andriuškevičiaus pavardė ir maža to, aš ją net pradėjau sieti su asmeniu gyvu. O kalbant rimčiau, tai pirmiausiai norėčiau padėkoti Jolantai, kad taip tarsi nepastebimai, bet įdomiai ir gražiai įsiterpė knygą. Kita vertus, kaip jau sakė Jolanta, man neteko būti Alfonso mokiniu, todėl, pavyzdžiui, skaitydamas tas vietas, kuriuose kalbama apie gerbiamo Alfonso mokinių santykių su jais, aš tarsi ir nejaučiu tos energetinės įkrovos ar kažkokios paslaptingos auros, kurią galbūt net be žodžių jaučia jo mokiniai ar tiesiog mato tai tarp eilučių. Bet kita vertus, tame yra galbūt net šioks toks privalumas, kadangi aš visada galėjau skaityti ir skaitau Alfonso tekstus nešališkai, be jokio teigiamo ir neigiamo išankstinio nusistatymo. Ir nešališkai galiu pasakyti, kad tai nėra vien skaitimas. Tai yra toks netgi skaitimo malonumas ar teksto malonumas, kuris persiduoda skaitimui. Ir netgi galbūt šiuo atveju netiktų žodis skaitimas, nes aš visada asmeniškai skaitydamas Alfonso tekstus, tai juose tiesiog maudausi, tiesiog jos pasinės jų struktūra tokia yra ir ta energetinė įkrova, kad jau negali skaityti kaip kažkokio teksto prieš save, bet jie į save įtraukia tiesiog. Aišku, tas skaitimo malonumas jis nėra savitikslis, nes, kaip man atrodo, gerbiamo Alfonso tekstuose visada yra tokia dalis nuodo arba tokių pipirų pridėta, provokuojančių, kurie vėlgi tą skaitimą padaro tokį labai betarpišką ir labai gyvą. Nes aš skaitydamas šią knygą kartais pats nepajusdavau, kaip kažkaip taip nesąmoningai pereidavau į tokių vidinių ginčių sferą ir susizgribdavau, kad nebeskaitau, o kažką ginčijuos ir kartais net labai aršiai su Alfonsu ir su jo kai kuriomis idėjomis, o kartais net bandau perpasakoti savas įvykių versijas. Man atrodo, kad Andriuškevičiaus žavesio paslaptis yra ta, kad jame yra labai daug radikaliai priešingų dalykų. Pavyzdžiui, kad paskaitų metu jisai būdavo toks flirtuotojas, žaismingas, tarsi kaip vaikiškas netgi. Ir to pačiu labai griežtas, aštrus, kai žiebs taip kaip su bizūnu ir tada tyli. Reiškia, vėlgi, visiškas narcizas. Pats gyrėsi, pasakė viską apie save, ką geriausio galima pasakyti, teisybę šitoje knygoje išdėstė. Ir čia pat visiškai savikritiškas. Tai jeigu nebūtų tos antros dalies, būtų blogai. Jeigu nebūtų tos anos dalies, būtų irgi blogai. Bet tas derinys padaro tą įtampą, kuri, man atrodo, ir veikia. Su Kęstučiu galiu sutikti, kad
jautiesi dalyvaudamas pokalbį ir tas pokalbis vyksta. Kol aš čia perskaičiau tą knygą, kai perskaičiau, ką aš kalbėsiu, aš labai daug kartų tas dialogas vyko iki šiol ir kaip ten viskas baigsis, aš dar nežinau. Andriuškevičius visada daro tokį triuką. Tarsi stovėdamas, jeigu įsivaizduotume kaip metaforą stovėjimą valtyje, tokį daro staigų judesi, labai išsibuoja valtį, o po to, kai visi, tada jisai taip po truputį, ramiai, tokia pusiausvyrą atstato ir tada viskas gerai, tada visi, ir taip, va tekstuose tai gal mažiau jaučiasi, bet va čia tai toksai įžali frazė ir tada vėl, aš čia ten, o po to, ne, nu tai čia visi svarbu, tai man čia toksai. Nu ir nežinau, man atrodo, kad jūs esate toksai kaip meno kritikas, roko žvaigždė. Aiškiai, visi žino žodžius, jos kartoja, cituoja ir problema kritikoje meno dabar yra tik tai ta, kad per dažnai cituoja.